2008 metų rugpjūčio 3. Vyras guli nejudėdamas sniege ant kado. Jis apakintas sniego ir vos mato savo rankas. Jo komandos draugai jau paliko jį, o dabar jis visiškai vienas, visiškai nuklydęs nuo maršruto ir įstrigęs pavojingiausio kalno žemėje netinkamoje pusėje. Jis jau praleido 2 pilnas naktis atviroje, stingdančioje mirties zonoje, be ledo kirvių, be vandens, be pirštinių. Visi, kas pažįsta kadų, priėjo prie tos pačios išvados. Šitas vaikinas miręs. Ir žinia jau pasiekė jo žmoną namuose, kur ji su jų 9 mėnesių sūnumi. Tačiau po kelių valandų įvyks kažkas, kas prieštarauja visiems aukštumų medicinos principams. Kažkas beveik neįtikėtino. Nei vienas gydytojas, nei alpinistas, nei mokslininkas niekada nesugebės to paaiškinti. Tai neįtikėtina Vilko Van Rooyeno istorija. Sveiki atvykę į Extreme. Jei būtumėte pažvelgę į kadų bazinę stovyklą 2008 metų Liepos paskutinę savaitę, būtumėte pamatę tiek daug palapinių, kad pagalvotumėte, jog Woodstockas buvo perkeltas į Pakistaną. Olandai, korėjiečiai, norvegai, serbai, italai, amerikiečiai. Palapinės visos susigrūdusios ant to paties ledyno ruožo, prie to paties kalno papėdės, žvelgiančios aukštyn ir beveik 2 mėnesius laukiančios to paties dalyko. Tų metų visas kopimo sezonas alpinistams buvo žiaurus. Pastarosiomis savaitėmis siautė tiek daug audrų, kad niekam nepavyko pakilti pakankamai aukštai į kalną ir įrengti svarbiausių saugos virvių reikalingų viršūnei pasiekti. Alpinistai iš esmės buvo tarsi įkaitai savo palapinėse, eikvojo ribotas maisto atsargas, pamažu prarado sunkiai įgytą fizinę formą ir darėsi vis labiau desperatiški. Tačiau pačioje Liepos pabaigoje sinoptikai pranešė tai, ko visi taip ilgai meldėsi. Aukšto slėgio sistema pagaliau artėjo prie kadų ir 2, galbūt 3 dienoms vėjai turėjo nurimti tiek, kad būtų galima bandyti pasiekti viršūnę. Ypač rugpjūčio 1 turėjo būti ideali diena viršūniai pasiekti. Ir kadangi visi buvo įstrigę kelias savaitės, kiekviena ekspedicija ant to ledyno ketino šturmuoti viršūnę tuo pačiu metu. Tai daugiau nei 30 alpinistų planuojančių tą pačią dieną pralysti per pavojingiausią kalną planetoje. Na, nereikia būti genijumi, kad suprastum, jog tai gali baigtis kažkuo nemaloniu. Ir taip ir nutiko. Vienas iš alpinistų besiruošiančių šturmui buvo 40 metų olandų alpinistas Vilko Van Rooyen. Vilko buvo olandų alpinistas, vadovavęs Olandijos kadų komandai, ir jis atvyko užbaigti nebaigtų reikalų. Nes Kadu ir Vilko Van Rooyen jau 13 metų varžėsi tarpusavyje ir Kadu visada laimėdavo. 1995 metais, kai Vilko kopė tarp 1 ir 2 stovyklos šiame kalne, iš niekur atsiradęs uolos gabalas trenkė jam į veidą ir petį. Jis sutraiškė jos skruostį kaulį ir taip stipriai sulaužė ranką, kad kaulas išlindo per odą. Jis neteko 1,5 litro kraujo kalne ir turėjo laukti 5 dienas bazinėje stovykloje, kol atskris gelbėjimo sraigtasparnis. Tada, maždaug po 11 metų, 2006-aisiais, jis sugrįžo, stovėjo ant tų pačių šlaitų ir vėl kylant virš jo atsilaisvino akmuo, kuris 2 kartą jį pasiuntė tiesiai į ligoninę. Dauguma žmonių tai laikytų ženklu. Vilkas iš esmės pasakė, žinai ką? Galbūt 3 kartas bus sėkmingas. Taigi, 2008-aisiais jis paliko savo žmoną Heleną ir 9 mėnesių sūnų Olandijoje ir sugrįžo į kadų, kad užbaigtų šį tamsų savo gyvenimo skyrių. Kartu su juo keliavo artimiausias draugas ir kopimo partneris Kejas Van de Gevelis. Kejas buvo tas žmogus, kuris 1995 metais padėjo Vilkui gyvam nusileisti nuo šio kalno. Ir 20 metų kopimų kartu tarp jų sukūrė kažką daugiau nei draugystę. Kalnuose jie rūpinosi vienas kitu. Jei vienas nebegalėdavo eiti toliau, kitas perimdavo vadovavimą. Ir tada buvo Gerardas McDonaldas, 37 metų airių inžinierius, taip pat norėjęs atsiskaityti su Kadu. Kei Dudžiau buvo pasiuntęs Gerą į ligoninę dėl akmenų griūties per tą pačią 2006 metų ekspediciją su Vilku. Jie abu sugrįžo prie to paties kalno su ta pačia svajone pasiekti viršūnę, kad ir kas benutiktų. 3 vyrai, kurie norėjo atsiskaityti su Kadu kartu su nepaliečiu šerpu vardu Pemba Džialce, vienu iš techniškai gabiausių aukštumų alpinistų pasaulyje. 2008 metų rugpjūčio 1 naktį tuoj po vidurnakčio. Vilkas, Kazas,
Pemba, Džeris ir dar apie 30 kitų alpinistų iš kiekvienos ekspedicijos tame ledynų ruože užsisegė kates ir pradėjo kilti tamsoje aukštyn, Kadų viršūnės link. Pirmasias kelias valandas kalnus buvo beveik tylus. Tik kačių dantų smigimo į ledą garsas, sunkus kvėpavimas ir retkarčiais virvės girgždesys. Kaktinės lempos skrodė plonas šviesos juostas per juodą sniegą. Tokiuose aukštumose ir tokioje tamsoje pasaulis susitraukia iki ledo lopinėlio tiesiai po tavo kojomis. Tu negalvoji apie viršūnę. Tu negalvoji apie nieką. Tu tiesiog judi. Šaltis tuo metu buvo žiaurus. Toks šaltis, kuris įsiskverbia į tavo batus ir pradeda graužti kojų pirštus per 1 valandą, o kiekvienas įkvėpimas atrodo tarsi ryji stiklą. Tačiau kiekvienas alpinistas tame kalne tą rytą tam ruošiasi mėnesius. Jie buvo pasiruošę. Jie judėjo. Iki aušros Vilko ir kiti alpinistai jau buvo kopę kelias valandas. Kažkur priekyje, 27 200 pėdų aukštyje, kylant vis stiprėjančiai šviesai, jie matė kitus alpinistus, kurie lėtėjo, sustodavo tam tikroje vietoje, nors iš pradžių nebuvo aišku kodėl. Tada viskas pradėjo klostytis blogai, tarsi domino efektas. Matote, bandymas pasiekti viršūnę tokiame kalne kaip Kadu yra labai koordinuota operacija, kuri visiškai priklauso nuo aukščiau maršrute iš anksto pritvirtintų virvių. Iš esmės, jei virvės nepritvirtintos, viršūnės nepasieksi. Ypač Kadų kalne yra neįtikėtinai status. 60 laipsnių nuolydžio griova iš kieto mėlyno ledo vadinamas butelio kakleliu. Jis toks status ir slidus, kad turi visiškai pasikliauti tik 2 priekiniais savo apkaustų metaliniais smaigaliais ir pritvirtinta saugos virve, kad galėtum užsikelti savo kūno svorį aukštyn. Ir tiesiai virš šios atkarpos kabo milžiniškas ledo serakas, tarsi sietinas iš didžiulių pastatų dydžio ledo gabalų. Šis serakas nuolat dunda, juda ir skyla. Kai taip nutinka, milžiniški namų dydžio ledo gabalai netikėtai atskyla ir nukrenta žemyn pro siaurąją vietą. Kopdamas per siaurąją vietą, tu tiesioginė prasme stovi tiesiai po pakabintą giljotiną. Vienintelis būdas išgyventi – kuo greičiau fiziškai įveikti šią vietą. Tačiau tą rytą iškilo didžiulė problema. Virvės per siaurąją vietą nebuvo pritvirtintos. Planas buvo toks, kad aukštikalnių nešikų komanda išvyks kelios valandos anksčiau už visus kitus prieš pagrindinę grupę ir pritvirtins saugos virves per pačias pavojingiausias maršruto vietas, kad Vilko ir kiti galėtų saugiai pereiti siaurąją vietą. Tačiau nešikas, ant kurio laikėsi visa ši operacija, taip ir neatvyko. Jo vardas buvo Šachinas Baigas ir jis turėjo grįžti atgal dėl aukštikalnių ligos. Šachinas buvo labiausiai patyręs nešikas visoje ekspedicijoje ir vienintelis iš visos pagalbinės komandos, kuris anksčiau buvo stovėjęs ant Kadų viršūnės. Jis buvo tas, kuris tiksliai žinojo, kur turi būti tvirtinamos virvės ir tas, kuriam pakluso kiti nešikai. Be jo likę nešikai darė viską, ką galėjo, bet jų pastangos tiesiog nebuvo pačios geriausios. Jie tvirtino virves žemiau esančiuose lengvesniuose šlaituose po siaurąją vietą, kur reljefas buvo švelnus ir virvės buvo nereikalingos. Ir kai jie pasiekė pačią siaurąją vietą, visi iki vieno atsinešti virvės gabalai jau buvo sunaudoti. Taigi dabar siaurojoje vietoje susidarė alpinistų spūstis. Jie stovėjo ir svarstė, kaip prasibrauti, kol laikrodis, kurio jie negalėjo ignoruoti, jau tiksėjo. Kad ištaisytų klaidą, alpinistai turėjo imtis itin pavojingo veiksmo. Jie turėjo grįžti atgal, atrišti virves nuo žemesnių atkarpų, jas užtempti aukštyn ir iš naujo pritvirtinti. Tai buvo logistikos košmaras, tai kainuotų jiems brangias, nepakeičiamas valandas, nes Kadų galioja absoliutus, nediskutuotinas išgyvenimo dėsnis. Jei iki 2 valandos po pietų nesipasiekęs viršūnės, turi apsisukti ir leistis žemyn. Priežastis paprasta, jei viršūnę pasieksi vėlai popiet, teks leistis nuo Kadų tamsoje, o tai beveik garantuoja pražūtį. Vilko tai žinojo. Jis buvo įstrigęs tiesiai prie siaurumos pagrindo, pačioje spūsties pradžioje ir jis buvo įsiutęs. Kaip Olandijos ekspedicijos vadovas, jis bandė perimti kontrolę ir koordinuoti chaosą. Jis šaukė nurodymus ir įsakymus, bet tai buvo beviltiška. Ten buvo korėjiečių, serbų, italų ir olandų alpinistų, visi sutrikę dėl vyro, kuris rėkė 27 000 pėdų aukštyje. Tai tapo vietinė Babelio bokšto versija. Kol Vilko buvo įstrigęs, Kosas ir Pemba perėmė iniciatyvą.
Jie, tiesioginė prasme, nusileido atgal šlaitu, atrišo nenaudingas virves, tempė jas atgal į siaurąją vietą ir pradėjo kalti inkarus į 60 laipsnių ledą. Prireikė valandų skausmingo, širdį sprogdinančio darbo mirties zonoje vien tam, kad maršrutas taptų įveikiamas. Kai virvės pagaliau buvo pritvirtintos ir alpinistai pradėjo judėti per siaurąją vietą, jau buvo po 2 valandos po pietų. Tačiau kiekvienas alpinistas tame kalne vis tiek tęsė kopimą aukštyn. Nes ką dar galėjai daryti? Jei laukei 2 mėnesius, 60 dienų šio lango, atskridai iš kito pasaulio krašto, savaitę žygiavai per Karakoramą, išgyvenai ne vieną audrą ir siaubingą orą, viršūnė yra čia pat, pirmą kartą per kelias dienas matoma virš tavęs. Niekas kitas nepasitraukia. Niekas kitas negrįžta atgal. Tuo momentu, tame aukštyje, kai tamanija teka tavo venomis, 2 po pietų. Taisyklė pradeda atrodyti ne kaip logika, o kaip pasiūlymas, kurį kažkas sugalvojo, būdamas jūros lygyje, nesuprasdamas, ką reikėjo patirti, kad čia patektum. Taigi Vilko ir kiti tęsė kopimą. Tuo metu jis jau buvo išsekęs. Jis buvo išnaudojęs milžinišką kiekį energijos, tiesiog bandydamas suvaldyti chaotišką, šalančią minią ir buvo priverstas ropoti lėtai, kol kiti veržėsi aukštyn, stumdami jį į šalį. 15 valanda, 16 vala, 17 vala, iki 18 vala. Kai kurie alpinistai jau pasiekė viršūnę, bet Vilkas dar net nebuvo arti. Tik 19 valanda. Praėjus 5 valandoms po apsisukimo laiko, Vilkas Van Rohenas, Keisas Van de Gevelas ir Pemba Džialci kartu stovėjo ant Kado viršūnės 8611 metrų aukštyje po 5 sunkių valandų. Keidų viršūnė tokiame aukštyje neprimena kalno viršūnės, ji jaučiasi kaip dangaus pakraštys. Čia viršuje tiesioginė prasme gali matyti žemės išlinkimą. Visa Karakorumo kalnų grandinė atsiveria po tavimi, kalnas po kalno tolsta į tamsą. Tai peizažas, kurį iš šio kampo ar tokio aukščio yra matę vos keli žmonės pasaulyje. Vilko stovėjo ten ir pajuto, kaip 13 metų kančios ištirpsta per vieną akimirką. Kasas buvo ten, Pemba buvo ten. Tačiau jie žinojo, kad stovi ant tiksinčios bombos. Saulė greitai leidosi. Esant 28 000 pėdų aukštyje, tu nesėdi ir tikrai nelauki. Pasilikti toje viršūnėje net 30 minučių, kai leidžiasi saulė, yra mirties nuosprendis. Jie turėjo iš karto išvykti. Kai jie jau ruošėsi atsisukti ir leisti žemyn, virš keteros pasirodė paskutinis siluetas. Tai buvo Jerry's McDonaldas. Jis buvo išsekęs iki paskutinių jėgų, kad pasivytų savo komandą ir atvyko būtent tada, kai pradėjo blėsti paskutinė rugpjūčio 1 šviesa. Kadžis apkabino savo komandos draugus. 8612 metrų aukštyje. Ašaros riedėjo jo veidu. Jis buvo pirmasis airis istorijoje stovėjęs ant Kadų viršūnės. Tai buvo neįtikėtinas pasiekimas. Jie fotografavosi, skambino mylimiesiems savo palydoviniais telefonais, Jer paskambino savo merginai Anį. Vilko pažvelgė į žemės išlinkimą ir pirmą kartą per 13 metų pasijuto ramus. Tada jie pažvelgė žemyn ir jų situacijos realybė visus juos užklupo tuo pačiu metu. Buvo saulėlydis vienoje iš priešiškiausių žemės aplinkų. Visiška tamsa turėjo ateiti mažiau nei po valandos. Nusileidimą reikėjo pradėti nedelsiant ir jis turėjo vykti tobulai. Nebuvo jokios kitos išeities, jei jie norėjo nusileisti gyvi. Alpinistai pradėjo leisti žemyn per tamsą, jų kaktiniai žibintai skrodė tamsą plonomis šviesos juostomis. Jie stengėsi kuo greičiau nusileisti ir praeiti pro butelio kaklelį. Tačiau tamsoje, po varginančio kopimo į viršūnę, kai smegenims trūko deguonies, o kūnai jau 17 valandų veikė ties absoliučia riba, tai buvo beveik neįmanoma užduotis. Jie judėjo kaip pavargusios straigės, susigrūsdami, prarasdami vieni kitus tamsoje. Šis nusileidimas negalėjo būti blogesnis. Tada 20-30 butelių kaklelyje kalnas sprogo. Įsivaizduokite, kaip laikotės įsikibęs į 60 laipsnių statumo slidžią ledo sieną visiškoje tamsoje. Jūsų kaktos žibintas vos apšviečia 3 pėdas į tuštumą. Jūs jau šalate, kenčiate nuo deguonies trūkumo ir vos laikotės ant kojų iš nuovargio. Tada staiga pajuntate gilų stiprų drebėjimą, kuris persmelkia tiesiai per jūsų apkaustų pleninius smaigus.
Dar nespėjus pakelti akių, jūs pasiekia garsas. Jis neskamba kaip lūžtantis ledas. Jis skamba tarsi iš dangaus krentantis traukinys. Paaiškėjo, kad milžiniškas virš butelio kaklelio kybantis ledynas pagaliau įtrūko ir nuo jo atskilo senovinio ledo gabalas, dydžiu prilygstantis daugiabučiui namui. Tiesiai žemyn į siaurą butelio kaklelio praėjimą, tiesiai pavargusių alpinistų kelyje. Tamsoje jie net negalėjo pamatyti, kaip tai artėja. Jie tik pajuto šaltą oro gūsį ir ledo luitų, didelių kaip automobiliai smūgį, krentantį žemyn. Tai buvo grynas, siaubingas chaosas tamsoje. Tada tyla. Kai dundėjimas pagaliau nutilo, Vilko ir kiti išgyvenusieji puolė karštligiškai tikrinti vieni kitų. Jie šaukė vardus į tamsą, bet atsakymų, kuriuos išgirdo, nepakako. Pirmoji patvirtinta Serako auka buvo norvegų alpinistas vardu Rolfas Bae. Jis iš tikrųjų buvo apsisukęs atgal nuo viršūnės, likus vos 90 metrų iki jos ir laukė šlaite, kol jo žmona Cecilė nusileis, kai jį užgriuvo ledas. Vieną akimirką jis buvo ten, kita jo jau nebebuvo. Tačiau Serakas nužudė ne tik Rolfą B. Jis padarė kažką alpinistams butelio kaklelyje, kad kai jų kaktinių žibintų spinduliai perbėgo per tą vietą, jų kraujas sustingo iš siaubo. Fiksuotos virvės, kurias Kosas ir Pemba tą rytą valandas tvirtino, buvo dingusios. Krintantis ledas veikė kaip milžiniškas aštrus peilis. Jis visiškai perkirto virvės ir nušlavė vienintelį saugų kelią žemyn nuo kalno. Staiga Vilkas Van Rojenas ir daugiau nei tuzinas išsekusių alpinistų liko įstrigę 27 000 pėdų aukštyje, pavojingiausioje pasaulio ledo atkarpoje, visiškai neturėdami jokio kelio žemyn. Įsivyravo panika. Žinau, tikriausiai galvojate, žinoma, jie panikavo, o kasgi daugiau galėjo nutikti. Tačiau panika 8200 metrų aukštyje turi kitokias pasekmes nei išsigandimas jūros lygyje. Kai kurie alpinistai, desperatiškai norėdami ištrūkti iš mirties zonos, tą naktys vis tiek nusprendė leistis žemyn 60 laipsnių mėlynų ledu pro siaurąją vietą, visiškai be virvių. Deižę jų kates nuslydo nuo slidžios ledo dangos ir jie krito 1000 pėdų į bedugnę. Jie pranyko tamsoje. Vilko paniškai dairėsi tamsoje, ieškodamas savo komandos. Jis ieškojo savo artimiausio draugo, Kyso Vendegevelo ir jų stipriausio šerpos Pembos Gialcės. Jie nebuvo nukritę, jie tiesiog buvo greitesni. Pasiekę viršūnę, Kosas ir Pemba labai skubėjo, leisdamiesi žemyn. Jiems pavyko nusileisti virvėmis per siaurąją vietą vos keliomis minutėmis anksčiau, nei sugriuvo milžiniškas ledo Serakas. Džis to nežinojo, tačiau jie tuo metu leidosi žemyn link saugios 4. stovyklos, visiškai nežinodami, kad už jų kalnas ką tik sprogo. Tai reiškia, kad Vilko dabar buvo atskirtas nuo stipriausių savo komandos draugų. Jis žvelgė žemyn į aklinai juodą siaurumos bedugnę ir priėjo prie žiaurios, bauginančios išvados. Jei jis dabar bandytų leisti žemyn tuo ledu, jis mirtų. Jo vienintelė išeitis buvo padaryti tai, ko niekada negalima daryti mirties zonoje. Jis turėjo sustoti. Vilko kartu su savo komandos draugu Džeru ir italų alpinistu Marku Confortola iškirtinėjo mažytės negilias aikšteles lede maždaug 8290 metrų aukštyje virš siauromos. Jie atsisėdo, pritraukė kelius prie krūtinės ir pasiruošė praleisti naktį visiškai atviri gamtos stichijoms. Valandas visiškoje tamsoje Vilko turėjo aktyviai kovoti su savo mirštančiu kūnu. Jis pliaukštelėjo savo per veidą ir judino sušalusius pirštus batuose. Jis privertė savo plaučius įkvėpti skausmingai šalto, reto oro, kol vėjas bandė užšaldyti skystį jo krūtinėje. Jis darė visą tai, nežinojo, kad miegas mirties zonoje reiškia tiesiog niekada nepabusti. Nepaisant visko, Vilko išgyveno naktį. Tačiau kai rugpjūčio 2 rytą pagaliau patekėjo saulė ir Vilko pažvelgė aukštyn, akimirką jis norėjo, kad būtų neišgyvenęs. Nes aplink jį buvo kažkas, kas atrodė lyg iš siaubo filmo. Alpinistai buvo išsibarstę visur, kai kurie buvo sustingę ten, kur sėdėjo. Kiti sirgo aukštikalnių liga, vos gyvi, visiškai nepajėgus judėti. Siaurumą buvo nusėta automobilių dydžio ledo luitais. Vilko galėjo matyti, kad kelias atgal į 4. stovyklą buvo vos atpažįstamas ir tada jis nebegalėjo įžvelgti saugaus kelio. Turiu omenyje tiesioginę prasme. Kažkas buvo negerai su Vilko akimis.
Jo regėjimas pradėjo lietis. Jis vis dar galėjo įžiūrėti detalės, bet linijos buvo išsiliejusios, tarsi žiūrėtų pro apšerkšnijusį langą. Jis iš karto suprato, kas vyksta. 27 000 pėdų aukštyje atmosfera tokia reta, kad beveik visiškai nesulaiko ultravioletinių spindulių. Be sniego akinių, stiprūs saulės spinduliai atsispindi nuo ledo ir gali tiesioginė prasme nudeginti jūsų ragenas. Tai būklė, vadinama sniego aklumu. Alpinistai tai apibūdina kaip jausmą, lyg kažkas būtų pripylęs susmulkinto stiklo po jūsų vokais. Vilko prarado savo saulės akinius per chaotišką praėjusią naktį ir jis iš karto suprato, kas jam darosi. Jis turėjo nusileisti dabar pat, kažkaip, kol dar galėjo įžiūrėti pakankamai formų, kad galėtų judėti. Jis pažvelgė į Jerry ir Marką. Abu vyrai buvo nušalę ir beveik nereagavo, jie visiškai nebuvo pasiruošę judėti. Laukti jų reikštų prarasti paskutinius regėjimo likučius, sėdint nejudant ant ledo. Todėl jis priėmė vienintelį sprendimą, kuris bent vienam iš jų suteikė šansą. Jis atsistojo, pasakė jiems, kad eina ir pradėjo leistis vienas. Jis neturėjo plano įprasta prasme, jis tiesiog žinojo, kad turi judėti dabar. Vienintelė alternatyva buvo likti vietoje, o likti vietoje tokiame aukštyje reiškia tiesiog lėtai mirti. Jis atsargiai leidosi žemyn per Serako paliktas nuolaužas. Rytinė šviesa su kiekviena minutė vis labiau stiprino sniego aklumą. Tada kažkur butelio kaklelio viršutiniuose šlaituose jis sustojo, nes tiesiai priešais jį buvo 3 korėjiečių alpinistai. Vienas sėdėjo apsvaigęs sniege, vos sąmoningas. Antrasis abiem rankomis laikė virvę, jo pirštų sąnariai buvo pabalę, o kūnas siūbavo. Trečiasis buvo kitame tos virvės gale, kabėjo žemyn galva, pakibęs virš siaurumos. Vilko pažvelgė į juos ir padarė kažką neįtikėtino. Jis atidavė savo atsarginės pirštinės šerpui gidui, kuris buvo su korėjiečių komanda. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį jis dar galėjo atiduoti. Tada jis toliau leidosi žemyn. Dabar atėjo jo eilė susidurti su siauruma. 60 laipsnių mėlyno ledo siena, kuri praėjusią naktį prarijo tiek daug alpinistų. Tik dabar jau buvo diena, o pritvirtintos virvės, kurios turėjo jam parodyti kelią, buvo suplėšytos, bet ne visiškai dingusios. Čia ir ten trumpi virvės gabalai vis dar kibojo ant ledo, iš dalies perpjauti Serako, bet vis dar pritvirtinti atskiruose taškuose. Vilkas priėjo prie pirmosios, prisisegė ir pradėjo judėti per ją. Kai tas ruožas baigėsi, jis atsisegė, judėjo šonu per ledo paviršių, kol rado kitą kabančią virvės atkarpą ir vėl prisisegė. Kaip švytuoklė, nuo fragmento prie fragmento, nuo tvirtinimo prie tvirtinimo. Kiekvienas jų mažas stebuklas, kurio dar nenuplovė. Jam tai kainavo visas jėgas. Jis jau matė tik formas ir kontūrus. Jis kopė beveik vertikalia ledo siena, daugiau jausdamas ir prisimindamas nei matydamas. Jo katės įsikibo į paviršių. Rankos sekė virvę priešais jį, nes akimis jau nebegalėjo visiškai pasitikėti, tačiau jis įveikė šį išbandymą. Žemiau siaurumos kampas sumažėjo ir Vilkas judėjo toliau, dabar jau greičiau, vedamas vienos vienintelės minties. Ketvirtoji stovykla buvo kažkur žemiau. Jis tiesiog turėjo ją pasiekti, tik niekas aplinkui neatrodė taip, kaip turėtų. Šlaitas, kuriuo jis ėjo, atrodė kitoks, nei jis prisiminė. Orientyrai, kuriuos jis buvo įsiminęs per 3 ekspedicijas šiame kalne, nepasirodė ten, kur turėjo būti. Jis judėjo toliau, nes sustoti reiškia mirti. Tačiau su kiekvienu 100 pėdų vietovė darėsi vis mažiau pažįstama. Jis dar negalėjo to žinoti, bet jau buvo ne toje kalno pusėje. Jis leidosi žemyn tarsi valandų valandas, viena koja po kitos. Pasaulis aplink jį susitraukė iki baltos ir pilkos dėmės per degančias akis. Jis taip pat buvo išsekęs, ištroškęs, alkanas ir badavo dėl deguonies trūkumo. Jo kūnas vos laikėsi iš paskutinių jėgų. Kiekvienas žingsnis reikalavo sąmoningo sprendimo, nes jo kojos nustojo siųsti patikimus signalus smegenims apie tai, ar jos veikia tinkamai ar ne. Ir vis tiek, jokios ketvirtosios stovyklos. Vienu momentu Vilkas sustojo ir apsidairė. Jis įdėmiai apžvelgė visas pusės, prisimerkęs dėl sniego aklumo ir bandydamas įžiūrėti aplinkinės formas. Nieko netitiko. Keteros linija virš jo buvo kitokia, taip pat ir šlaitas po juo. Visa kalno geometrija atrodė neteisinga ir jis negalėjo to iš karto paaiškinti. Tada jį užplūdo suvokimas. Jis buvo visiškai pasiklydęs. Sniego apakintas ir hipoksijos apimtas, jis buvo nuklydęs skersai kalno.
Taigi, užuot leidęsis maršrutu link 4-osios stovyklos, kur jo komanda jo laukia, jis atsidūrė visiškai netoje K2 pusėje, maršrute, kurio jo komanda per šią ekspediciją niekada nebuvo naudojusi. Jis iš esmės buvo paskutinėje vietoje, kur gelbėtojų komanda pagalvotų ieškoti. Štai koks reikalas. Kiekvieną mėnesį aš kuriu vieną vaizdo įrašą tik Patreon rėmėjams. Įspėjimai buvo. To niekur kitur nepamatysi. Jei tau tai patinka, nuorodos aprašyme. Dauguma žmonių tokioje situacijoje tiesiog būtų atsisėdę. Būsiu visiškai atviras, nesu tikras, ką pats būčiau daręs. Tačiau Vilko pažvelgė į šlaitą priešais save ir priėmė vienintelį sprendimą, kuris derėjo su tuo, koks jis visada buvo. Jis judėjo toliau, žingsnis po žingsnio, po 1,5 metro vienu metu, sustodamas pailsėti, tada vėl priversdamas save atsistoti. Jo pasaulis buvo susitraukęs iki kelių pėdų neryškios baltumos tiesiai prieš jo veidą ir vienintelės instrukcijos, kurią jo smegenys vis kartojo. Žemyn, tiesiog eik žemyn. Didžiulis fizinis stresas, protinis išsekimas ir hipoksija galiausiai visiškai nutraukė jo ryšį su realybe. Jį užvaldė haliucinacijos. Lįsdamas žemyn, jis matė įsivaizduojamus alpinistus einančius šalia jo per sniegą. Jis girdėjo aiškius, išskirtinius balsus, šnabždančius kaukiančiame vėjyje ir siūlančius jam karštos arbatos. Jis ištiesdavo savo sušalusias rankas, norėdamas paimti puodelį, kurio nebuvo, bet sugriebdavo tik tuščią, šaltą orą. Kol Vilko klajojo apimtas kliedesių netinkamoje kalno pusėje, apačioje likęs pasaulis stebėjo su siaubu. Tarptautiniu mastu pasklido žinia, kad Serakas sugriuvo. Žiniasklaida jau vadino tai didžiausia katastrofa K2 istorijoje. Apačioje, bazinėje stovykloje, Olandų komanda desperatiškai bandė užmegzti radijo ryšį su aukščiau esančiais alpinistais, klausdami, kas išgyveno, o kas ne. Kazas ir Pemba Šerpas stebuklingai išgyveno siaurąją vietą ir buvo saugus žemesnėse stovyklose, tačiau jie buvo visiškai sugniuždyti. Vilko niekur nebuvo galima rasti. Rugpjūčio 2 vakarą Vilko buvo oficialiai paskelbtas dingusiu. Tuo tarpu kalno šlaite Vilko vis dar sunkiai leidosi žemyn. Antrą kartą nusileidus tamsai, jis suprato, kad jam teks praleisti antrą naktį atviroje mirties zonoje, be palapinės, miegmaišio ar vandens. Jis toliau ėjo ir rado nedidelę vietą ant uolos iškyšulio pietinėje pusėje, kur prisiglaudė. Jo kūnas ėmė galutinai gesti. Sunkus nušalimas greitai naikino jo kojų pirštus. Jo mirštančios smegenys pradėjo užlieti keistas, guodžiantis šilumos pojūtis, kurį jaučia hipotermijos aukos prieš pat pabaigą. Kankinantis sniego aklumo skausmas išblėso, jį pakeitė stingdanti, sunki apatija. Jis tolsta. Tai buvo pabaiga. Apačioje, bazinėje stovykloje, jo komanda buvo praradusi viltį. Niekas neturėjo išgyventi. 48 valandos mirties zonoje be apsaugos. Ekspedicijos vadovai, verkdami ryšių palapinėje, atliko tą skambutį, kurio visą dieną bijojo. Jie paskambino Vilko žmonai Helenai į Olandiją ir pranešė jai siaubingą žinią. Vilkas dingo kalnuose, jis tikriausiai buvo miręs, o jo kūnas liks ten amžinai. 2008 metų rugpjūčio 3. Saulė patekėjo virš Vilko kūno, jis neturėjo atmerkti akių. Pagal visus biologijos rodiklius, jo širdis turėjo sustoti prieš kelias valandas. Tačiau žmogaus kūnas, kai yra stumiamas už medicininių tikimybių ribų, kartais tiesiog atsisako pasiduoti. Vilko pabudo. Jis beveik nieko nebematė, akys buvo ištinusios, užmerktos ir apsitraukusios ledu. Jo gerklė buvo tokia išdžiūvusi, kad atrodė lyg būtų prikimšta smėlio. Netikėtai būdamas tokios prastos būklės, Vilko sugalvojo puikią mintį. Jo palidovinis telefonas vis dar buvo kišenėje. Jis išsitraukė jį pirštais, kurie beveik nebeklausė. Skaičiai ir simboliai ekrane buvo beprasmiai, nes jis buvo per daug apakintas sniego, kad galėtų įskaityti, kas rodoma jo telefono ekrane. Bet jam nereikėjo į jį žiūrėti. Jo stori, nušalę pirštai nerangiai spaudė klaviatūrą. Jis žinojo, kokią mygtukų seką reikia paspausti, kad įjungtų greitąjį rinkimą. Jis paspaudė mygtuką ir pridėjo telefoną prie ausies. 1000 kilometrų toliau Nyderlanduose suskambo Helenės van Rooyen telefonas. Ji ką tik buvo sužinojusi, kad jos vyras tikriausiai miręs. Ir tada ji išgirdo jo balsą, prikimusį, tuščią, vos atpažįstamą, bet ji žinojo, kad tai Vilko. Per šnypščiančią statiką ir stugaujančius Karakorumo vėjus, jis jai pasakė, kad yra gyvas ir nežino, kur yra.
Tada skambutis nutrūko, bet to užteko. Helenė nedelsdama susisiekė su Olandų bazinės stovyklos komanda. Vilties banga užplūdusi stovyklą buvo tarsi elektros smūgis. Vilko buvo gyvas. Bet kur jis buvo? Keidu yra milžiniškas kalnas. Olandų techninė komanda bazinėje stovykloje ėmėsi veiksmų. Jie susisiekė su palydovinių paslaugų tiekėju, kuris galėjo naudoti skaitmeninius signalus iš Vilko palydovinio telefono skambučių, kad apytiksliai nustatytų jo buvimo vietą. Duomenys grįžo ir jie buvo gluminantys. Koordinatės visiškai nesutapo su nusileidimo maršrutu, jis nebuvo įprastame maršrute. Jis buvo gerokai į šoną, pakibęs ant milžiniško betakų kalno šlaito. Tuo tarpu kalne Vilko beveik visiškai baigėsi laikas. Jo kojų pirštai buvo tarsi ledo gabalai batuose, jo kraujas buvo tirštas kaip pasta. Akyse buvo vien skausminga baluma. Tačiau kai rytinė saulė nušvietė kalną per miglotą išblukusį jo sniego aklumo šydą, Vilko pamatė po savimi ledyno šlaitą. Atrodė, kad tai nėra kažkas ypatingo, bet atrodė šiek tiek žemiau nei jį iš visų pusių supantys skardžiai. Jis nežinojo, kur tai veda. Jam nebeliko jokio rimto plano, jis buvo beviltiškas ir tiesiog žinojo, kad negali toliau sėdėti atsirėmęs į tą uolą. Taigi jis privertė save atsistoti ant sustingusių kojų, atsisuko į ledą ir pradėjo nagais kabinti žemyn. Kaustytų batų smaigaliai įsikibo į šlaitą, rankos ieškojo už ko įsikibti, jis pusiau slydo žemyn, kai tik kojos neatlaikydavo. Ir tada įvyko neįmanoma. Vadinkite tai sėkme, vadinkite stebuklu arba paskutiniu atlygiu žmogui, kuris atsisakė sustoti. Matote, K2 yra piramidės formos. Pietinis šlaitas ir įprastinis Abruzzi maršrutas yra dvi atskiros tos piramidės pusės. Tačiau žemiau kalnas susiaurėja ir tos dvi pusės susitinka tame pačiame taške, taip pat kaip upė teka tarp dviejų krantų, kol pasiekia jūrą. Nusileidimo kryptis tiesiog nukreipė tiesiai į tą susiaurėjimo apačią, o toje piltuvėlio apačioje, tiksliai ten, kur dvi kalno pusės susispaudė, buvo trečioji stovykla, tačiau Vilkas to nežinojo. Jis tiesiog lėtai judėjo toliau, 5 žingsniai, poilsis. Dar 5 žingsniai, poilsis. Tada, netikėtai, jis pamatė palapines. Džis negalėjo įžiūrėti spalvų ar detalių, tik tamsias formas baltame fone, kurios nepriklausė kalnui. Jis artėjo prie jų taip, kaip žmogus šliaužia link vandens dykumoje. Kai Vilkas pasiekė nailoninį audinį, jis beveik nugriuvo prie jo. Bet dar neįtikėtiniau buvo tai, kad palapinės, ant kurių jis nugriuvo, priklausė Kasui ir Pembai, jo patiems komandos draugams. 2 alpinistai buvo įsitraukę į gelbėjimo operacijas, bandydami padėti kalnuose įstrigusiems kolegoms. O dėl to palydovinio telefono skambučio, kurį Vilkas buvo atlikęs savo žmonai prieš kelias valandas, jie buvo užkopę į 3-ąją stovyklą ir aktyviai jo ieškojo šlaituose. Ir štai dabar jis tiesiog įžengė į jų stovyklą. Kai Kasas ir Kasapemba pamatė siluetus svyruojančius link stovyklos, jie vos atpažino savo vadą. Vilkas atrodė kaip vaiduoklis. Jo veidas buvo nusėtas pūslėmis nuo stipraus saulės nudegimo ir nušalimo. Jo akys buvo visiškai užtinusios nuo sniego aklumo. Jo burna buvo kruvina nuo kieto ledo kramtymo. Bet jis buvo gyvas. Jie tuoj pat jį sučiupo, nutempė į palapinę, užkūrė turistinę viryklę ir pradėjo girdyti karštą arbatą bei leisti gyvybę gelbstinčius vaistus. Pirmą kartą per 48 valandas Vilko Van Rooyen buvo nuimtas nuo ledo, tačiau išbandymai dar visiškai nesibaigė. Kas ir Pemba vis dar turėjo nuleisti aklą, stipriai nušalusi vyrą likusiais 1000 pėdų sudėtingo reljefo. Tai pareikalavo kelių dienų skausmingų, kruopščių pastangų. Pemba ir Kas fiziškai vedė Vilko kiekvieną žingsnį žemyn virvėmis. Kaidžia pagaliau pasiekė aukštesnėje bazinę stovyklą. Vilko pėdos jau visiškai nebeveikė. Jis nebegalėjo žengti nei žingsnio. Jį teko evakuoti Pakistano karinius sraigtasparniu. Žiaurusis kalnas pareikalavo didelės kainos už jo išlikimą. Vilko neteko visų kojų pirštų dėl stipraus nušalimo, o ekspedicijos pergalę visam laikui nustelbė didžiulė tragedija. 11 alpinistų prarado gyvybės per tą 48 valandos košmarą. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs pavienis incidentas K2 istorijoje.
Tarp žuvusiųjų buvo Vilko komandos draugas ir bičiulis Gerardas McDonaldas, kuris mirė kaip didvyris, atsisakė leisti žemyn ir liko butelio kaklelyje, bandydamas išlaisvinti įsipainiojusius Korėjos alpinistus. Vilkas Van Royenas vyko į K2 norėdamas atsigriebti už prieš 13 metų patirtą nesėkmę ir vos išgyveno. Tačiau šis šerpa tėvas ir jo sūnus bandė įkopti į K2 su neįmanomu reikalavimu. Kildami aukštyn, jie pamatė 24 metrų tarpą, nuo kurio visi kiti alpinistai apsisuko, nes jį peržengti reiškia mirtį. Tačiau jie vis tiek peršoko tą tarpą. Štai kodėl ir kas nutiko toliau.